Sveiki visi, tai mes su Artūru šiandien atvažiavom prie ežero su palapinėm, su draugais, leisim čia visą savaitgalį. Tai mes šiandien kranto ieškojom 3 valandas ir mes galvojom, kad mums jau teks apsisukti ir važiuoti namo, praradom visą viltį, bet galų gale suradom visą jaukų mielą krantą, kuris buvo laisvas. Tai žodžiu, mums žiauriai pasisekė, nes šiandien tiesiog pilna žmonių visur, viskas yra užimta, karštos dienos, tai suprantama. Tai va, tai dabar su Artūru bandysime sukurti čia jaukumą ir lauksime draugų. Štai taip jaukiai pas mus yra palapiniai ir dabar liko paskutinė detalė. Aš net nežinojau, kad mes turim tokias lemputės. Artūras atsisiuntė ir jos pakraunama saulės, ne? Geras. Pažiūrėkit, koks grožis gavosi. Aš tokia excited pamatyti, kaip visą tai atrodys naktį, nes jaučiu bus nerealiai gražu. Mes turim dar antras tokias lemputės ir realiai gausis, kad mes pakabinsim per visą teritoriją, va taip, ratu. Gali padėti? Žinot, nuo ko mes atsibūdom? Žodžiu, genys labai garsiai kalė medį virš mūsų ir mes tiesiog, mus pažadino šiandien genys. Tai mes vakar naktį sulaukėm draugų, draugai atvyko, kai buvo tamsu, pasidarėm savo hot dogus, truputį pasidėjom prie laužo ir nuėjom miegoti. O šiaip aš miegojau žiauriai gerai. Mums tai pasisekė su oru, su temperatūra. Temperatūra buvo visiškai tobula miegui. Tai va, iki šiol dar nenoriu keltis ir tiesiog mėgaujasi.
O desertui valgysim tokius sausainiukus, kuriuos pagamino Kornelija. Dabar ten rosana. Čia panas ruošia baulus. Kornelija šoka. Mes valgysim baulus su tokiais sojo šniceliais. Žodžiu, mums ką tik grinai ant šitų lėkščių, va tokia šaka iš viršaus nukrito. Va taip tiesiog. Geras. Mūsų šniceliukai dar kepa. Gražiai. Aš jau saldžiai išsimiegojau, tai dabar Artūro eilė. Saldžiai miega. O, dvejetukas, dabar tavo eilė, Arta. O, neturiu aš. Na ką, mes laimėjom 2 kartus iš eilės. Žiauriai fanai žaidimas, vadinasi Kubas. A ne, Kubas vadinasi? Labai blogas žaidimas. Blogas žaidimas tiems, kas pralaimi. Va, žaidimas žiauriai smagus, vadinasi Kubas, galite pasidomėti, nežinau, mes tai labai fainai praleidom laiką. Dabar einam maudytis. Ar žinot, ką dabar vyrai daro? Mes čia turėsim kino teatrą. Artūras pasiėmė projektorių ir žiūrėsim filmą. Čia dar neaišku, ar žiūrėsim, ar nežiūrėsim. Ups. Kita! Ne. Nu, Tomai. Nu, aš jaučiuos kaip su mažu vaiku. Aš tai jaučiuos kaip darželėje. Nu, tai taip, vat būtent. Arba darbe. Aš galiu šitą kelti vlogą. Gali. Čia. Labas rytas. Mes kaip visada atsikeliam pirmi, draugai dar miega.
Tai va. Ir dabar tiesiog išlindom iš palapinės ir mėgaujamės gamta. Vakar tas filmas tai buvo kažkas, nes tai buvo Artūro svajonė pasidaryti kino teatrą gamtoje ir buvo labai gražu, labai jauku. Ne visi sugebėjo iki galo filmą pažiūrėti, keli žmonės užmigo, bet, žodžiu, nerealus vakaras buvo, tai va. Dabar dar pagulėsim, pasimėgausim rytinę gamtą, tuomet pasigaminsim pusryčius ir po truputį pradėsim ruoštis namo. Okay.